Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandien yra dar viena laida be kaukių. O šiandien laidoje yra mūsų svečias, aktorius, improvizacijos karalius, Arnas Ašmonas. Labas tau ir ačiū labai, kad tu šiandien atvykai pas mus į laidą. Labas Antanai, labas visiems, kas mane žiūri, tikiuosi žiūrinčių bus ir yra dabar šiuo metu. Aš labai irgi tikiuosi, kad yra. Gerai, Arnai, kaip tu laikaisi, kaip tau sekasi apskritai? Geras klausimas, laikausi neblogai, darbų, kaip sakant, sukūry pasileidęs, nes visą laiką galvoju, kažkada dažnai ateis ta riba, kai viskas, va čia ties ta data, jau darbai sustos, biškai apmažės, bet kažkaip ta data vis neteina. Tu esi numatęs, bet kai ateina ta data, labai suprantu. Tu žiūri, kad ne, biškai reikės dar pastum toliau, nes vis tie darbai kraunas ir nesiskundžiu, kad yra darbų, viskas ok, nes, faina, kai yra darbų, bet norisi rasti laiko ir savo šiek tiek. Tai va taip ir gyvenu, toksai tarp darbų ir tarp ieškojimų savo laiko. O atrandi šiek tiek laiko savo ar ne? Atrandu kažkiek, kiek ten vakarais, arba kol važiuoju iš Kauno į Vilnių mašinai, kol sėdžiu, už vairo, tol yra laikas savo. Taip. Arba vakare jau prieš einant miegotai. O pas tave yra, pavyzdžiui, kadangi tu esi aktorius, tu vaidini tiek filmuose, serialuose, žinai, ir esi būtent ir teatre, ne, vaidini. Taip. Ar pas tave yra sezoninis darbas, ar visada tas sezonas yra tiek rudenį, tiek žiemą, tiek vasarą? Šiaip įtempčiausias laikas tai jo yra sezoninis, tai nuo rugsėjo iki vasaros, tai visas tas mokslo metai, kaip pavadinčiau. Vasara yra kiti visai darbai, tai jo, lieka filmavimai vis tiek lieka ir vasara, bet nusiema teatras. O teatras turbūt sudaro kol kas, 70-60% mano visų darbų, užsiėmimų, tai teatras. Taip. Tai kažkaip vasarą sumažėja reikalų ir vasarą tikrai daugiau laiko savo. Tai mano darbas yra daugiau sezoninis, nes rudenį tai būna šikna visiškai. Ten sukrenta visi darbai, visi filmavimai, spektakliai. Va dabar premjera yra, bandau derinti su dar 4 žmonėm, ten kitas datas, kada aš galiu filmuotis, ten nuvažiuoti reklamą, dar kažką. Tai ačiū Dievui, kad sugebėjai čia atvažiuoti pas mane. Tai čia labai gerai gaus, nes čia yra pietų pertrauka, tada aš galvoju, kam man tie pietus, aš galiu nevalgyti. Kam valgyti? Jo, aktoriusgi kančiam reikia, žinai, kančios daug aktorių. Tai nevalgau pietų, varau pas tave, pabūnu, pašnekam ir aš pasisotinęs, žinai. O žiūrėk, kaip tu iš viso atsiradai galbūt į va šitą kelią? Mes tave matom, žinai, tiek aš tave mačiau N kartų serialuose, žinai, reklamos ir taip toliau. Galbūt papasakok ir žiūrovam, kaip tu atėjai iš viso į šitą visą pramogų industriją, į va šitą kelią savo, kur dabar esi? Žinok, čia labai ilga istorija, jeigu mes turim laiko, galim pradėti. Mes laiko turim, aš manau, man pačiam yra įdomu, nes kiekvieno žmogaus yra istorija vis skirtinga, žinai, kaip jisai pateko į visą šitą pasaulį, žinai, kuriame sukamės, tai labai įdomu, kaip tu patekai, tai papasakok. Tai iš esmės, tai čia buvo toks, kaip pasakyti, labai tikslingas kelias. O tu svajojai? Jo, tai nebuvo taip, kad kažkaip kažką veikia. Per naktį, yra kažkokie pasiūlymai, dar kažkas. Ne, aš jau svajojau nuo mokyklos laikų. Aš pradėjau lankyti, nežinau, jau pradinėse klasėse, man atrodo, lankiau ten vietinius mokyklos būrelius su teatru susijusius, paskui ten į kultūros centrą jau didesnį perėjau, žinai, aš esu iš Smalininkų, iš mažo miestelio, tai šalia buvo Jurbarkas, didesnis miestelis, tai iškart pakilau laipteliais į Jurbarką, atėjau, žinai, į kultūros centro jaunimo teatrą ir taip ėjau ir supratau, kad čia visai fainas dalykas tas aktorinis. Ir tik man paskui dašuto vaikui būnant, kad čia yra profesija aktoriaus. Tu gali studijuoti aktorinį. Nes vis laik man durneliui galvoju, aktorius tai čia tiesiog žmonių hobis. Jeigu per teleką rodo ten kažkokius aktorius, tai ką, čia hobį užsiema vaidina. Ten net nedarbas, ką ten ateini pasifilmuoti, o čia darbas. Man visada yra. Darbas tai yra kas, policininkas, mokytojas, ten žinai, tai tu apie tai vis laik galvoji, ypač kai tu esi augęs, kaimelį. Ir tada, kai supratau, kad yra profesija, kad galima įstoti į akademiją, aš tada susiradau stojamuosius, jau ten 11-12 klasėje, kaip čia su stojimais bus, kas čia rinks kursą, iš viskas tas aktorinis, nes visą paauglystę aš to ir užsiėmiau, ten renginiai mokyklos ir taip toliau. Ir stojau į akademiją ir buvau užsibrėžęs tikslą, kad, jeigu neįstosiu iš pirmo karto, aš stosiu kitais metais, dar kitais metais ir taip toliau. Stojai į LMT, ne? Jo, LMT. Buvo kurso vadovas Gintaras Varnas režisierius, kaip tik dabar pas jį repetuojam. Tai įstojau iš pirmo karto, apsidžiaugiau,
Tai baigiau akademiją, 4 metus tiesiog neturėjom gyvenimo, mes tik akademijoje gyvenom, repetavom, spektaklius kūrėm, atsiskaitinėjom egzaminai ir taip toliau. Na ir po to aš atėjau į Kauno nacionalinį dramos teatrą, dirbti kaip etatinis teatro aktorius, mane pakvietė. Čia tu dar studentas buvai ar ne? Čia jau po visko, ne? Jo, po visko aš baigiau studijas. O būtent studijų metais tu vaidinai kažkur jau? Kaip tas gyvenimas, pavyzdžiui, kaip studento atrodo, žinai, aktoriaus. Nes tikrai aš turiu irgi ten N pažįstamų, žinai, aktorių, kurie sako, žinai, kaip ir tu dabar sakei, kad realiai gyvenimo neturi, esi tik tais tame ir tu pastoviai užsisukęs, žinai, galvoji apie tą aktorystę, kaip įsijausti, kaip pertikti tą emociją ir taip toliau. Kaip tavo, žinai, buvo tavo studijų metai? Jo, žinok, mes buvom gan intensyviai, kaip sakyt, prispausti tos akademijos, nes mes turėjom kurso vadovą Gintarą Varną. Nežinau, gal kažkas žino iš jaunimo, gal kažkas ne, bet, už ką aš jam dėkingas esu, tai kad jis mus tikrai labai spaudė. Liep repetuoti iki vakaro, kol užsidaro akademiją, atidirbti savo visus darbus, etiudus, išnagrinėti tos vaidmenis kitą dieną, jam atsiskaityti. Jis labai spaudė šitą dalyką daryti ir mes nelabai turėjom to galbūt laisvo laiko, kada galime eiti kažkur ar pasifilmuoti, pahaltūrinti kur nors, ten į reklamą kokią, ir taip toliau. Kartais atsirasdavo tokių momentų, bet šiaip tai realiai, ką tu girdėjai iš kitų aktorių, kad jo, tie 4 metai ir buvo tokie akademijoje. Tu neturėjai kažkaip nieko papildomai, jokių užsiėmimų, negalėjai kažkaip studentauti, žinai, varyti pagerti kažkur su chebra ir taip toliau. Kas norėdavo, visą laiką. Nes atrodo studentų laikai, tai žinai, ten kažką atsiskaitai, padarai ir tada su chebra varai į klubą kažkur. Supranti, tu atvarai dar iš kaimo į Vilnių. Galimybių. Nori, ką nori darai. Ne išėjo taip, nes aš neskau, kad nebuvo tų tūsų, aišku, kad jų buvo, bet jų tikrai mažiau negu ten, žinai, su kokia nors iš kitos profesijos kolega, draugų pašneku, tai, mes čia kiekvieną savaitgalį varom tūsinti, Varnai varom. Mano savaitgalį akademijai, žinai. Tai va, bet jo, aš pirmą kartą vaidinau jau profesionaliam teatre, tai Lietuvos nacionaliniam dramos teatre, irgi pas tą patį kurso vadovą spektaklyje. 3 kurse jau mane pakvietė vaidinti jau kaip protipą. Ir tuo metu kažkaip atsirado keli spektakliukai ir po baigimo aš atėjau į teatrą. Tai neturėjau nei telike, nei kine jokios patirties. Buvau tik teatro aktorius. Tai kiek laiko dirbai būtent tik teatro aktorium? Dabar galvoju, gal kokius... Atėjau į Kauną ir kokius, manau, 4 metus... Aš bijau smeluoti, man su metais vis laik problema. Tai, manau, 4 metus aš buvau tik teatro aktorius, tik teatre dirbau ir ten mane dar kvietė ir Vilniui į teatrą vaidinti, Šiauliuos vaidinau teatre. Bet buvau toks teatralas, teatro aktorius. Gerai, atidirbai teatre, dirbai. Kaip patekai į, pavyzdžiui, serialus galbūt? Nes dabar tu filmuojas pagrindinius realiai vaidmenius turi? Kaip, jo, iš dalies. Nesikuklinti reikia. Nesikuklinkim, žinai, visi. Jo, yra vienas serialas, kur pagrindinis. Kaip patekai, pavyzdžiui, teliką? Į teliką irgi buvo toksai, žinai, mum akademijoje dažnai sakydavo, kad čia telikas, čia komerciniai teatrai, visus tos, čia yra haltūra, čia yra nelygis, čia ne aktorių, čia sugadins tave ir taip toliau. Ir mum tą įskiepė ir aš ilgą laiką apie tai ir galvojau, kaip čia dabar teatro aktorius, aš eisiu į teliką, gadint save kažkaip. Ir kažkas įvyko, kad aš galvoju, bet aš noriu pabandyti, kas ten yra, kažkaip įdomu gal, telikas, filmavimai, aš neturiu patirties, tame noriu bent pajust, kaip tai vyksta. Tas visas productionas, kai daug žmonių, taip, scenarijai. Aišku, kad tas yra įdomu ir tu kažkaip tada jau, kai nesi akademijos studentas, jau tu ant savęs dirbi ir ne, aš noriu. Ir kažkaip buvo mano pradžia, kad aš net parašiau į castingus televizijos, pirmiausia su TV3 dirbau. Ir kažkaip per tos pažintis, per tos laiškus, per castingus, kažkaip mane prisiminė ir toks yra pirmas vaidmuo, žinai. O atsimeni, ką, pavyzdžiui, pirmą dalyką vaidinai, koks buvo serialas ar filmas? Jeigu pirmas pats vaidmuo, tai realiai... bet jau taip profesionaliam lygmenį, jau kaip baigiau akademiją. Jau kaip aktorius, žinai, taip. Tai turbūt buvo mano pirmas vaidmuo, tai Moteris meluoja geriau mūsų Santa Barbaroje. Tai vaidinau tokį Arčį. Ir jisai nebuvo joks nei ten antraplanis. Antraplanis jisai buvo, bet vienas iš pagrindinių. Ten, žinai, sukasi daug tų personažų, tai jis vienas iš tų pagrindinių ir ten istorija aplink jį ir sukasi. Tai buvo man toks didelis iššūkis, aš galvoju visai svarbu vaidmenį, žinai, ne šiaip ten praeit. Jau su tekstu gavai, ne? Oi, tu tekstu jau per visą sezoną, tai vos ne kiekvienoje serijoje, žinai, tai čia man buvo,
Ne šiaip, kad tenai vienoje serijoje praeit kažkur. Žinai. Taip. Bet ir tas būtų buvę cool, nes aš norėjau tiesiog pamatyti, kaip visą tai vyksta. Aš sakiau, man bet ką duokit, aš noriu, atvaryti, pasižiūrėti. Man panašiai buvo, aš nesu aktorius, nebaigiau, žinai, aktorinio, bet aš pamenu, kai gavau irgi, bet aš tik vienam epizodė, žinai, moteris meluoja geriau irgi. Jo, vaidinau. Tai aš toks galvoju, eik tu savo, aš gavau pasiūlymą, moteris meluoja geriau, serialą, kur aš žiūrėjau nuo pat mažens ir aš dabar su Robertėliu vaidinsiu, žinai. Eik tu savo, man buvo belekas, tai aš prisimenu, kad irgi tuos visus serialus, aš ten epizodinius, bet turėjau vaidmenis, bet irgi su tekstu, su viskuo, tai man kažkas buvo nerealaus. O tau, pavyzdžiui, buvo ar yra sunku įsijausti į, tarkim, vaidmenį? Kai, žinai, tu gauni personažą, tai daugelis galvoja galbūt, ir aš taip pat galvojau, kad tu gauni personažą, tu atskaitai tą tekstą ir viską, žinai, tau nieko daugiau nereikia. Bet kai aš pradėjau irgi gilintis, ten mokytis irgi apie tą patį aktorinį, tu daugiau gali pakomentuoti, kur yra, tu turi to personažo susigalvoti arba žinoti prieš istoriją, kas jis buvo, žinai, koks tai yra personažas. Ar tau yra, pavyzdžiui, sunku visą tai suvokt galvoji ir įsijaust. Matai, mes ir pradėjome akademiją nuo pirmo kurso, jau apie tai kalbėsime. Tai mes ten kurdom gyvūnėlio etiudus, nes pirmas kursas vien gyvūniukus vaidini, šuniukus, beždžionės ten kažką. Taip, visas pirmas kursas, tu ateini, žinai, 18 metų, pats seniukas. Tai gerai, tau liepia vaidink šunį? Ne, tiesiog būna užduotis gyvūnų pusmetis ir tu ką nori. Ir tu sėdi prie YouTube'o, ieškai ten, kaip tas šuo, kaip vaikšto, kaip ožys vaikšto, kaip ten gorila. Ir tu numinėjai, žinai, eini vaidint. Ir tu sulaukdavai tokių klausimų iš kurso vadovų visų, kur gerai, Arnai, jeigu tu čia vaidini tą gorilą, kokia jinai buvo praeitį? Jinai turi abu tėvus, ar jinai tenai buvo pabėgusi iš džiunglių, ar ten, tu turi sugalvoti tokius dalykus, kad pakraut save kažkaip, tą personažą, jį pripildyti. Tos istorijos. Aš nežinau, kiek tai padeda. Turbūt padeda, bet čia padeda, man atrodo, tai fantazijai tavo. Taip. Kai tu vaidini, tu tada kažkaip vis tiek nenori, tai jau yra užfiksuotas smegenys ir tu įsijauti į tą beždžionę, kuri pabėgusi iš džiunglių kažkur galbūt zoologijos sode, žinai, gyvena. Tai jo, čia gyvūniukai gal paprasčiausias lygis, bet jeigu kalbant šiaip apie įėjimą į tuos vaidmenis, yra reikalų. Žinai, man irgi visą vaikystę irgi atrodė, kad perskaityti tekstą ir viskas. Scenoje, viskas, suvaidinau tą vaidmenį. Ne, tai yra viskas, yra personažo mimika, personažo balsas, personažo eisena, natūra, kaip jisai juda, kaip, jisai koks, ten lėtas, greitas, visa paletė, žinai. Čia kiek žmonių, matai, tu ten gatvėje vaikštančių, visi yra skirtingi ir tau reikia kiekvieną kartą einant į sceną, kiekvieną skirtingą personažą suvaidinti kitaip. Bent jau čia yra aktoriaus iššūkis. Man pačiam tai įdomu daryti. Aišku, aš daugumoje turbūt nesigauna padaryti kitaip ir dažniausiai sako, vis tiek čia tas pats Arnas. Bet kur yra galimybė, ypač teatre, nes tu turi laiko ilgai repetuoti. Tikriausiai teatro aktorium yra galbūt sunkiau būti nei serialo, sakykime, ne? Nes teatre tu viską tiesiogiai darai visų pirma ir ten tu turi ant vietos įsijaust. Bet, žinai, klausimas, netgi, žinai, tu, tarkim, teatre tu vaidini su scenarijum, tu turi viską pasiruošęs. Man didžiausias klausimas, iš kur kyla improvizacijos skilsai pas tave. Nes aš mačiau tavo pasirodymą, tarp kitko, mes buvom filmavime ir, žinok, mane nupirko tavo, pavyzdžiui, improvudo visa komanda, mane antiek nupirko, aš žvengiau visą laiką, mes kiek ten buvom, kol kokias 5 valandas. Ilgai. Ir aš visas 5 valandas tiesiog, aš laukiu, kada jūs išeisit ir aš žvengiu. Ta prasme, iš kur, kaip kilo pas tave, žinai, kad aš būsiu improvizacijos, ten, nežinau, meistras ir aš galiu improvizuoti. Žinai, iki meistro dar čia. Bet aš vadinu taip, nes, žinai, aš prieš kameras dirbu daug metų, bet man reikėtų dabar suimprovizuoti, nežinau net kaip ką daryti. Kaip pas tave improvizacija visa irgi atėjo į visą tavo gyvenimą? Žinai, netikėtai čia atėjo, nes mes dirbom serialuose, susipažinau su Baliu Latėnu, improvudo įkūrėjų, ir kažkaip jisai man pasiūlė, gal tu nori pas mus į trupę į improvizacijų tą teatrą Improvudas. Nes jie jau buvo susikūrę, jau metus laiko gyvavo. Ir ta improvizacija aš visą laiką kažkaip žavėjausi, aš ten ir internete žiūrėjau, ten užsienio laidas, kai kurias, kur ten improvizuoja, žinai, Hebra, paskui ir čia Lietuvoje mes turim improvizacijų teatrų ir aš turėjau paskaitą apie improvizaciją, žinai, akademijoje, tai ta improvizacija man buvo toks
Cool, visai, norėčiau pabandyti. Man čia toks baisus dalykas. Žiauriai baisus. Labai. Man Balys pasiūlė ir aš toks, jo, noriu. Viduje yra toks, bet ar aš sugebėsiu, ar aš mokėsiu, ar nekritikuosiu savęs, nes čia, man atrodo, yra didžiausias dalykas, tai kritika savo. Tu eini į sceną, jeigu tu pradedi save kritikuoti, viskas, tu užsidarai, užsiblokuoji, tau nieko neina pasakyti. Turiu omeny, kad kai esi ant scenos ir pradedi galvoti, ką tu negerai padarai, ar jo, kas? Tu padarai būtent klaidą. Ant scenos, ne? Taip, padarai klaidą. Tu sukritikuoji, šūdas klaida, čia dabar žmonėms neįdomu, nejokinga ir tada nuo tų minčių srauto tau taip užsidaro viskas, kad tu nebenori iš vis nieko improvizuoti, tu pasitrauk ir taip toliau. Tai improvizus man buvo iš vis pirma vieta ir patirtis, kur aš susipažinau su tą improvizaciją iš esmės, žinai. Tai bet per laiką kažkaip jau kiek mes virš metų kartu su šitą chebra esam ir kažkaip įvyko tas mano kaip atsipalaidavimas, ne iki galo gal, bet jau tu eini į sceną linksmintis. Tu kaip mažas vaikas, žinai. Kuo skiriasi, pažiūrėjau, ar labai daug skiriasi būtent teatro aktorius ir improvizacijos aktorius? Kuo skiriasi šitie dalykai, tarkim? Geras klausimas, nežinau, kuo tiksliai gal skiriasi. Nes tu negauni scenarijaus kažkokio, nes, pažiūrėjau, kai tu vaidinai ir aš stebėjau tavo pasirodymą viso improvudo, tai jūs realiai klausėt žmonių, auditorijos, duokit ant vietą, duokit, žinai, koks personažas ir taip toliau. Tu gauni ant vietos, tu turi pasiruošimo kiek? 10 sekundžių? Nieko neturi realiai. Iškart pradedi. Ir geriausiai nesiruošt, nes kai tu gauni, nežinau, kaimelis koks nors tenai, tu statybininkas ir čia ateina kokia nors eskortė. Jo. Ir situacija. Ir jeigu tu pradedi ruoštis, tu mintys automatiškai pagalvoji, kokį čia personažą aš vaidinsiu ir taip toliau, bet kažkokios scenarius tu nepaišai, nes tu žinai, kad tavo partneris, jis irgi kažką savo kūrėsi, bet mes vienas kito negalim pasitarti, nei ką darysim, nei kur eisim, nei ką, viskas vyksta ten, jau atėjus, žinai. Taip. Tai, o kuo skiriasi tas teatro dalykas, tai teatre viskas aišku yra pjesė, perskaitai, išmoks tekstą, išsiaiškini, išanalizuoji, kodėl čia kas, kaip kas, ir eini į sceną ir jau vaidini surepetuotą dalyką, čia viskas yra čia ir dabar, čia ir vietoj, žinai. Tai... Man tai čia kosmosas, kaip šitą reikia daryti. Bet žinai, man irgi ilgai buvo kosmosas, bet paskui, kai tu įpranti, tu pralauži kažkokį savo tą kiautą ir tada fainai. Ir kaip tik, ir žiūrovom, žinai, kas yra dar juokinga, kai aktoriam nepavyksta. Jeigu nepavyksta, jiems dar juokinga, žinai. O tada, jeigu nepavyksta, bet tu improvizuoji, tai tu labai greit apsuki, kad taip turėjo būti. Ir visi lūžta iš to. Taip. Ir tas yra žavu, kad ta improvizacija ir vyksta, kai tu, tiek tavo partneris, tiek tu eini į sceną su tuščia galva, ar ne? Ir tiesiog žiūri, kas bus ir viską priemi. Ir improvizacijų, kas dar yra labai svarbu, kad visada reikia sakyti taip, viskam. Tarkim, tau sako partneris, einam dabar į mišką. Einam į mišką. Nes, žinai, jeigu aš pasakysiu ne, improvizacija yra uždaryta, nes jis man siūlo dalykus, aš turiu tai kabintis, bet jeigu aš užblokuoju, tai tada, žinai, sunkiau gaunas. Tai dėl to tu eini į sceną kaip vaikas, viskam sakai taip, ir žiūri, kas gausis iš esmės. O šiaip gyvenime tu esi tas žmogus irgi, kuris visada sakai taip. Nes, pažiūrėjau, tu irgi tau pasiūlė Balys, kad improvuda ir tu, jo, gerai. Aš pasakiau, nes labai norėjau pajust, kas ta improvizacija, kaip ir su serialai, žinai, labai norėjau to. Tai nepasakyčiau, kad viskam taip sakau. Ne, gal aš pagalvoju, gal neilgai galvoju, bet pasveriu. Bet kartais tas, kai aš pasakau taip negalvodamas, kažkur gyvenime, kol kas bent jau iki dabar, buvo visai su teigiamom patirtim. Tai išeina vis tiek į gerą. Jo, į gerą kažkaip. O, pažiūrėjau, tu turėjai scenos baimę. Po šiai dieną aš ją turiu. Turi? Jinai yra, visą laiką jinai persekioja, žinai. Sako, jeigu eini į sceną ir tu visiškai nesijaudini ir nebijai, tada reiškia, jau kažkas negerai. Profesija. Jau rimtai negerai. Ir tas jauduliukas, nes ir man prieš, sakykime, bet kokį filmavimą, N kartų jau tu, žinai, darai ir visą kitą, vis tiek kažkoks jauduliukas, žinai. Ar aš gerai susakysiu, ar dar kažką. Ant scenos, jeigu einu koncertuoti, irgi, žinai. O, pavyzdžiui, kaip tu, nežinau, tvarkaisi su tuo, ar turi gal kažkokių, nežinau, ritualų prieš einant į sceną, ar dar kažką, ten kvėpavimo pratimai, ar dar kažkas. Ritualų, tai jų su kiekvienu spektakliu. Gal 50 gramų. Va čia nežinau, žinai, kažkada esu bandęs šitą...
Nu, čia reikia dar gal pabandyti, kada nors, kad įvardinti šitą patirtį, ar teigiamą, ar neigiamą. Gal padėtų kažkuriuo atveju. Bet šiaip tai vengiu kažkaip, nes tiek, žinai, dėl ko. Ir dėl pačio liežuvio, nes būna, kad velėsi tekstas ir taip toliau. Dėl atpalaidavimo gal ir padeda, bet vien dėl techninių dalykų kažkaip nesinori, bet šiaip jo, prieš kiekvieną spektaklį, prieš kiekvieną įėjimą į sceną yra kažkokie, to spektaklio ritualai, ar ne? Ten visokiausi yra, tarkim, turi tokį spektaklį Pagalvinis, ten toks ilgas, pagrindinis vaidmuo, sunkus spektaklis. Tai prieš jį, visą laiką aš pasiprašiau režisieriaus, kad man leistų, kol renkasi žiūrovai, sėdėti salėje ant kėdės jau, kol renkasi. Okay. Tai aš per tą laiką, kol žmonės renkasi, aš kažkaip mintyse susikaupiu, tipo savo kartoju, Arnai, tu viską žinai, tu viską gali, nors jau tas spektaklis 7 metai eina, bet vis tiek yra tas jaudulys, kad aš viską žinau, nieko nepamiršiu, einam, darom, aš tas žmogus, tas Katurjanas personažas, darom. Tai vairiai prieš... Lauk, sakėjai, sėdi salėje, kol renkasi visi, ne? Kol žiūrovai renkasi. Jo. Nes ten pradžia yra tokia, kad vyksta tardymas ir tardymo kamerui sėdi tas tardomasis su raiščiu ant galvos ir jis tiesiog laukia, kol ateis pareigūnai ir spektaklis prasideda tada, kai ateina jau pareigūnai. Aiškinasi situaciją. Šiaip rekomenduoju šitą spektaklį Kauno kameriniam teatre. Ir tu dabar aš jau privalau. O kada dabar bus? Spalio 31. Gerai, spalio 31. Tai tikrai, aš tau priminsiu, žinau, kad varyk. Gerai, aš tau patiks, man atrodo. Tai... Gerai, nes aš mačiau nemažai tu keliai ir Instagramą, kad šitie spektakliai vyks ir taip toliau. Ir aš noriu ir vis kažkas nesigauna ir taip toliau. Ir aš tai suprantu, žinau, nes man lygiai taip pat, man kolegos sako, atvaryk, čia bus fainas spektaklis, dar kažkas. Ir aš noriu, aš net užsirašau, bet žiūriu, kad, blemba yra... Gera haltūra. jo. Tai gerai, iš šitą pabandysiu, pasistengsiu ateit. Dar vienas klausimas, ką aš noriu paklausyti, žiūrėk, o tau yra sunku ir kiek laiko užtrunka pasiruošti spektakliui, jeigu tai yra naujas? Tarkim, tu gauni, sakė, jau 7 metai darai, ne, ir taip toliau. Jeigu tu gauni naują, kiek laiko užtrunka pasiruošti su komanda visa? Dabar repetuom spektaklį, mes jį išleisim spalio gale 20 dieną, premjera jau bus. Taip. Tai mes jį repetuojam nuo rugpjūčio 15 dienos. Tai kiek čia? Visas rugsėjais. Tai 2 mėnesiai, realiai 2 mėnesiai pasiruošti. Tai tradiciškai taip dažniausiai ir būna 2 mėnesiai spektaklį. Ir priklauso dar nuo režisieriaus, nuo laiko, ar mes turim laiko repetuoti ar ne, tai nuo medžiagos. Tai gali tas laikas ir skirtis, gali ir ilgiau trukti, žinai. Bet šiaip 2 mėnesiai. 2 mėnesiai, ne? Žiūrėk, dabar, kadangi pakalbėjom apie šitus improvizacijos dalykus ir taip toliau, ar tu esi pasiruošęs sužaisti vieną žaidimuką? Žaidžiam. Bus šiaip 3 žaidimukai, bet kiekvienoje laidoje kiekvienas svečias turi kažką padaryti iš to savo profesijos. Ir tau aišku, faktas. Neturiu hebros, improvudas, kur improvudas, man reikia kolegų. Turi ženkliuką ant savo megztinio. Gerai, bent padės šitas. Taip, tai žiūrėk, čia labai paprasti tikriausiai. Gerai, aš labai tikiuosi, kad aš šiaip nenorėčiau tai daryti. Vėl reikia, baig. Gerai, nekritikuoju savęs, aš atsipalaidavau. Taip, tu nekritikuok, atsipalaiduok. Žiūrėk, padaryk kažkokius tenai kvėpavimo pratimus ar dar kažką. Žinai, kad su kraujotaka suaktyvėti. Taip. Labai gerai. Tai žodžiu, kiekvienas aktorius, aš žinau, kad ir tu puikiai žinai, kad turi galėti perteikti įvairiausias emocijas, ar ne? Tai gali būti pykčio, ten dar kažkas ir taip toliau, liūdesio. Ko tu taip reaguoji? Kai jisai ruošias tam. Taip. Tai žiūrėk, dabar bus kalbėjimas skirtingomis emocijomis. Ne? Tai yra, tarkim, vienas sakinys, kaip pavyzdys, šiandien nuėjau į parduotuvę ir nusipirkau bananų. Ir pasako čia tą istoriją, kaip aš nuėjau į parduotuvę nusipirkau bananų. Taip, bet su 3 skirtingom, tau reikės visą tą istoriją, žinai, dabar papasakot, su džiaugsmu, su liūdesiu ir baime. Gali tai padaryti? Ta istorija. Gerai, trumpa istorija, ne? Labai trumpai, jo. Improvizuok. Tai džiaugsminga, ne? Pradžioj. Aš vieną rytą atsikėliau, 10 rytą išsimiegojau puikiausiai ir sugalvojau, kad reikia man nueiti į parduotuvę, nusipirkti kavos ir prie kavos taip norėsiu dar kažko saldaus, kažkokio gero jausmo, kad mane taip visą organizmą, kai tiesiog neišvalytų, atrodytų, kad viskas taip mano diena iškart pagerėtų, kad aš šypsočiausi visiems ir kažko trūko, to mažo dalykėlio ir aš atsikėlęs galvoju, kas tai galėtų būti, geriu gurkšnoju kavą ir manau, kad tai yra bananas, aš noriu banano. Atsikėliau iš lovos, su to kavos puodeliu atsistojau, išėjau iš namų, atėjau į parduotuvę,
parduotuvę, atsidariau duris, nuėjau prie prekystalių, kur sudėti įvairiausi bananai, patys gražiausi, ilgiausi, trumpiausi, iš visokiausių šalių ir taip toliau. Pasėmiau patį geltoniausią bananą, skaniausią, prinokusį. Nusipirkau. Atsiplėšiau tuos kuras visas bananų žievę, suvalgiau, mano širdis apsalo ir aš visiems palinkėjau gražios dienos. Ne, dabar aš užsinorėjau to banano. Gerai, džiaugsmingą turim. Dabar pasakyk su liūdėsiu šią istoriją. Vieną rytą atsikėliau, 10 ryto atsikėliau, neišsimiegojęs. Norėjau kažkaip pradžiuginti save, bet matau, kad niekam nesidžiuginu. Atsigėriau kavos, ta kava nelabai skani, jinai buvo tokia, ką žinau, karti. O taip norėjusi save kažkaip prikelti, vėl važiuoti į repeticijas, repetuoti kiekvieną dieną ir galvoju, ką daryti. Nu, gerai, aš gal pradžiuginsiu save kažkaip, nueisiu į parduotuvę, nusipirksiu ką nors skanaus, valgyti. Ir pabandžiau tą padaryti. Atsikeliu iš lovos, užsidedu batus, pabaigiu tą kavą, šlykščią, ble. Visą tą rūgštį sukilo, kur rūgštingumas padidėjo labai. Ir išėjau link parduotuvės, lijo, buvo tamsu, slogu. Atsidariau parduotuvės duris. Užkliuvau už to šlapio kilimo, kuris buvo nuo lietaus perbrinkęs. Ir pamačiau bananą. Vienintelį bananą supuvusį juodą. Ir galvoju, tai yra vienintelė viltis, kad jeigu aš jį suvalgysiu, gal man pagerės diena. Priejau, pasiėmiau už tą bananą į rankas, visas toks minkštas, jau buvo juodas. Atėjau prie kasos. Atsiplėšiau šį nusipirkęs. Atsikandau. Prarijau, sukramtęs. Ir palinkėjau visiems gražios dienos, nes jiems ta diena gal graži. Seni, aš vos laikiaus. Žiauriai gerai. Čia jau ir siužetas bišikėtis, reikėjo gal tą patį siužetą. Ne, žiauriai gerai, eina savo. Wow, vienu metu, kai pradėjai pasakot, galvoju, aš toj pats apsiverksiu. O po to galvoju, dar su to, kai tu užėjai ir užkliuvai ant to šlapio škudro. Bet tai būna tie šlapis skudurai, ten vietas žiemą, pavyzdžiui. Aš iš vis nesuprantu, kaip taip įmanoma. Eik, tu savo geras. Gerai, matau, čia šviesos irgi junginėjasi nuo... Ai, rimtai? O, žiūrėk, seni, tu realiai reguliuoji ssavo šviesą. Improvizuojam su šviesom. O, kokios nori? Va šitą palik. Gerai. O šitą keičiasi? O. Bet žinok, o. Ai, čia taip, nes ir tavo keitas biškin. Gerai. Žinok, supratau. Mes reguliuojam, improvizuojam šviesas. Žiūrėk, bet dabar tau galėtų tą patį dar pasakyti dabar su labai tokia baimės emocija. Atsikeliu ryte. Lyg viskas gerai. Atsikeliu ir galvoju, reikia kažką padaryti. Kažką to, kad pradžiugintų mano dieną, nes jaučiu, kad kažkas mane stebi iš visų pusių. Aš atsikėliau, patyliukais nuėjau iki tualeto, įsijungiau šviesą. Lyg nieko nėra, nuėjau prie kavos aparato. Tyliai paspaudžiu mygtuką, kad pradėtų jau kava darytis, maltis pupelės. Ir pupelės tik... Taip, man, stresas. Stresas, aš iškart galvoju, jau kažkas mane persė, kad gali išgirdęs, kad kava verda namuos, gali ateiti pas mane. Aš kavą pasidariau, užsidėjau dangtelį ir išėjau parduotuvę, tikėdamasis nusipirkti kažką tokio, kad mane pradžiugintų ir nuimtų visas mano baimės ir stresą. Keliavau link parduotuvės. Aplink gatvę vaikščio vieni įdomiausi žmonės su kapišonais, be kapišonų, su akiniais. Aš nemačiau nei vieno akių. Toks jausmas buvo, kad mane užpuls. Aš einu, traukiuosi nuo vieno, traukiuosi nuo kito. Staiga šuo lot, pan manęs pradėjo, aš atsitraukiu nuo šuns, sakau, ką turėjai, pala, bepilsiu kavą aš tave. Šuo pabėgo ir staiga atsidaro duris. Parduotuvės duris iš lėto, lėtai prasidaro. Ir aš nežinau, ką už jų galiu pamatyti. Prasidaro duris. O ten bananų šefas. Šerifas, gal geriau pasakysiu jo. Čia šefas man kitos baimės.
Ir šerifas sako, ei, tu, žasinė, ar tu nori banano? Sakau, prašau, aš noriu bananą, tik nemušk manęs, nieko nedaryk blogo, aš paimsiu tą bananą ir išeisiu iš parduotuvės. Gerai, pasimk tą supūsį bananą, įsikask į nasrus ir nei pusę žodžių neištaręs, keliauk ir pizdink lauk iš tos parduotuvės. Gerai, aš paimsiu, aš paėmiau tą bananą, greitai bėgau pro duris, greitai dar numečiau kapeikėlę, sumokėjau, išbėgau lauką, kandau, springau ir springdamas visiems geros dienos palinkėjau ir išsigandęs bėgau namo. Labai geras, eina savo. Va ne veltui improvizacijos aktorius. Aš nežinau, kaip vadini save, jeigu sakai ne meistras, aš tai sakyčiau meistras, man tai čia meistriška buvo. Ne, čia improvizatorius. Improvizatorius, viskas. Eina savo. Aktorius, improvizatorius. O žiūrėk, aš mačiau, kad tu, kai vaidinė, tarkim, podelį kavos, tu irgi paėmė jį va taip, ne, rodai. Aš žinau, kad irgi mokė šitų dalykų, ne, kad tarkim, tu turi vaidinti su daiktais, kurių nėra ir mokėti ten paimti podelį, žinai, nu, kad logiškai atrodytų. Ar šitas sunku buvo ir ar tiesa yra, kad šito mokėtės? Mokėmės, taip, iš tikrųjų. Buvo akademijoje menami daiktai, kur mūsų prašė padaryti etiudus trumpus su menamais daiktais. Viską, ką tu darai, yra menami daiktai. Tai šitas buvo ir tas sunkumas, aš nežinau. Nes aš pamenu, aš turėjau irgi paskaitą, žinai, kur mes turėjom irgi mokytis su menamais tais daiktais. Ten podelį, įpilt vandens, žinai, jeigu tu įpili, žinai, iš arbatinuko, sakykime, tu stiklinę paimi, tu negali paimti, žinai, ir va taip. Nu, tipo, tai taip. Tu turi paimti tą stiklinę, taip pat padėti ir taip toliau. Ir tas arbatinukas neturi pranykti tiesiog vietą, žinai. Būtent, nes tai laikai įpili, tai reiškia padedi. Kažkur padedi. O visą šitą sunku buvo, nes aš atsimenu, kad aš straglinau su šitu iš pradžių. Pats menamų daiktų, tas, kaip čia pasakyti, apvaidinimas. Tai aš taip kartais galvoju, gal čia tiesiog atsineša žmogus su savim. Nežinau, vieni gal tą jaučia, kad aš laikau ten, žinai, sunkų akmenį ir tenai lengvą kamoliuką, žinai. Nes aš kai stebėdavau kai kuriuos, vat, nežinau, ten ir kursiokus gal kai kuriuos ir pats save, tipo, tai kad atrodo kartais tiesiog nejaučia žmogus, galbūt reikia daugiau praktikos. O man buvo toksai, kur, aš kažkaip vat jaučiu, nežinau, sunku pasakyti, čia dabar atrodo, kad girsiuosi, kad mega talentas esu, bet tiesiog, aš akademiją atsimenu, kad aš ateinu ir jaučiu, kad va čia yra daiktai, bet sunkiausias dalykas yra neužmiršt, kur ką pasidedi su menamais daiktais, žinai, ir kokiam aukštį, va čia buvo sunkiausia. Valdytos daiktus, tai kažkaip, žinau, kaip daryti, bet ten, žinai, būdavo užduotis mums ten kambarį virtuviai padaryti, valgyti su menamais daiktais. Tai tu, žinai, kiekvieną prieskonį išimdamas iš lentynėlės, tu turi užsukti ir padėti į tą patį aukštį, į tą pačią lentynėlę, žinai. Tai va šitie dalykai, nes tu užmiršti. O kaip galvoji, kam to reikia? Kodėl aktorius turi ir šitą žinot? Padeda, va tai. Taip seniai toje akademijoje buvau ir mokiausi kažko, kai aiškino, kam to reikia. Bet man atrodo, kad čia yra tiesiog aktoriaus bagažas. Tu jį kaupi, tu lavini fantaziją, tu lavini dėmesį, kad žinotum, kur kas yra, žinai. Tu realiai gali pajusti tuos daiktus, nes spektaklių yra, kur yra tik su menamais daiktais. Visas spektaklis nėra nei dekoracijų, tik aktoriai ir jie viską daro su menamais daiktais. Ir atrodo cool, nes jie taip gerai tą daro, kad tu žiūri ir matai pats jau tą virtuvę, nors jos net nėra scena, žinai. Tai ir dar kas gerai, turbūt, kad ir žiūrovui padeda lavinti fantaziją. Nes žiūrovai žiūri, kaip ten dirba tie aktoriai tais daiktais ir jiems kūrėsi kažkokie piešiniai, kas yra irgi fain. Taip. O tu atsimeni, pavyzdžiui, kažkokį tai spektaklį ar, nežinau, ant scenos buvimą, kai tau labai nepasisekė ir buvo blogiausias tavo išėjimas į sceną? Ja. Mano blogiausias išėjimas, taip greit negaliu vardinti, bet buvo vienas... Kad gėda, žinai, tėvo išėjai ir po to viso galvoju, eina savo kažką. Gėda tai man buvo, kai aš apsišikau prie teatro. Apsišikai prie teatro? Norit šitą istoriją? Norim šudinos istoriją. O tada man buvo gėda ateiti į teatrą, žinai. Visi turi šūdų istoriją, aš irgi turiu šūdų istoriją. Aš irgi turiu. Ir tarp kitko, mano šūdų istorija buvo prieš keletą dienų, žinok. Wow, ne, davai. Mano buvo prieš, kiek čia, prieš 5 metus kažkaip. Davai, papasakok savo. Buvo šūdų istorija. Eina šikt, bet čia...
Nu gerai, pradžia yra tokia, mes repetavom spektaklį, dar repeticijų procesas ir kažkaip su vienu nauju kolega, su kuriuo kažkaip naujai susipažinom, susibendravom, susilažinom, kad sakom, davai prieš rytojus repkę, rytinę, einam alaus išgerti po skarbę. Gerai, sakau. Prieš repkę, ryte, žinai. Gerai, varom to alaus išgerti, viskas, okei. Atsikeliam iš ryto, tokie, žinai, užtinė, ar tikrai einam, jo, einam to alaus gerti. Ir gėdingiausias, dar vienas gėdingas momentas, ateinam į parduotuvę ir neparduoda alaus, nes tik nuo 10, žinai, o mums repeticija 10:30, o mes ten 9 ryto atėjom. Ai, okei, tai mes vėl iš tos parduotuvės išėjome. Alkoholikai, žinai. Daryto jau man reikia. Alaus reikia stoti prie kasos. Ir tada nuėjom į kepyklėlę, pavalgyti, kažką užkasti ir tada nuėjom to alaus, žinai. Kol kai ateis 10 ryto. Ir mes sėdim, valgomi ir aš geriu kavą. Nuo kavos, kaip žinia, daugumai mūsų, gal ne nuo kavos, nuo pieno, aš nežinau nuo ko, bet susuka vidurius. Nuo kavos ir cigaretės, žinai, kur. Aš nerūkau, nežinau šito, bet turbūt jo, irgi tai veikia. Ir jo, man tas atsitiko, aš mandagiai, sakau, hebra, aš nueisiu į tualetą, atliksiu reikalas, nuėjau, atlikau reikalas, viskas cool, grįžau, sakau, einam to alaus, nuėjom alaus, aš jau tuščias, žinia. Nueinam to alaus, atsidarom, nueinam tokį bromą netoli teatrą, čikštą atsikėmšam, geriam ir geriam tą alų, diskutuojam, kažką šnekamės, reikia greit skubėti išgerti, nes repeticija to. Ir aš jaučiu, kad pilve taip kažkokie tornadai vyksta. Nu, okei, tipo, viskas, okei, aš vėl gurkšnoju, man karštis pila, tik tai vėl fuck, kažkas negerai. Ir jau jaučiu Rudis prie vartų, žinai, jau duoda tau skambučius, net išleis. Jau lenda uodega. Kurmi rimtai ir aš fuck, o su tuo draugu, kolega, šiuo metu esam geri bičiuliai, bet aš gėda pasakyti, kad aš žiauriai šik noriu, tipo, kažkaip blem nepain. Kad man žiauriai blogai, aš toliau geriu ir ten yra toks turėklas, buvo tam brome. Aš su tai žandais apsižergiau tą, supranti, turėklą, sėdžiu visokiom pozom, ta prasme, ten va taip, žinai, ant to įsispaudęs. O turėklas buvo, kad prilaikytų, tipo? Kad užspausti tą kamštį, žinai. Aš jau laikau šitaip su juo geriu tau, toliau viskas mano, viskas veiksmas vyksta. Fuck, gerai, jisai žiūriu, išgėrė, išmetė, aš pusę palikau, irgi išmetė, aš irgi išgėriau, varom į teatrą. Negaliu paeiti, aš negaliu atsistoti nuo to turėklo, nes jeigu aš atsistoju, apsišiksiu tiesiog vietoj, čia. Man tai blogai ir jis toks, kas tu yra, ar neina. Jo, tu eisi. Ir jaučiu, kad paperščiau ir būtų gerai viskas. Ir kas yra faina, kad aš sugebėjau kažkokiu būdu papersti normaliai ir pagerėjo. Žinai, bliam, gerai, ir neprivariau kelnių. Jėga, einam link teatro. Mes keliaujam link teatro, viskas tvarko, aš vėl laimingas, spėsiu į tualetą nuvaryti, nes vis tiek noras yra. Ir kažkas ten tai žingsniais man einant, suprantu, kad aš nebegaliu jau pasiekti to teatro, aš esu beveik, Laisvės alėjai, tipo, aš nieko nesugebu padaryti. Karštis pylė, neįsivaizduoju, ir man mintyse plaksto belė kiek dalykų, aš nežinau, ką daryti, tiesiog nebežinau. Tai ką aš padariau, sakau, Vaidas, išdaviau, maršalką Vaidai, linkėjim. Vardų nesakysiu. Ir sakau, eik tu į teatrą, aš tu ateisiu, sakau, aš noriu šiek tiek, tada jau žinai drąsiai pasakiau. Ir jis taip eina, jis kažkaip nekreipė dėmesio, o man taip blogai ir aš ką padariau? Ant kulno sėdau. Prašau, nesakai, kad tu darai tenai. Vidury Laisvės alėjos. Sėdžiu ant kulno įsispaudęs. Kulnas subiniai ir man užkišęs viską. Aš nebegaliu išlaikyti. Aš pirmą kartą pajutau, kaip ten, žinai, kaip Miš nori, tai ten irgi sunku jau ten iki paskutinių, bet aš niekada nesitikėjau, kad šikala taip yra sunku sulaikyti. Aš sėdžiu su tuo kulnu subiniai, žmonės vaikšto. Žmonės vaikšto visur, man taip blogai. Ir ateina ta sekundė, kai tu supranti, ai, pizdu, ta prasme, aš nebegaliu ištverti, aš nesikankinsiu. Teatras prie pat, realiai prie pat teatras. Ai, našrė. Aš nuo to kulno kilt subinę, tokia manų košė, žinai, striusikus. Bet toks normalus kiekis. Ir čia istorija nesibaigia, aš prisišykęs tas kelnes. Pilnos, bet taip jaučiu, kad ne šiaip normalus dešrigalis įkrito, bet manų košė, žinai.
Eik, tu nafi, galvoju viskas. O aš tuo metu repetuoju Kaune, aš neturiu kur gyventi, aš gyvenau Vilniui. Tai mums ten davė tokį kambariuką. Okay, tai tas kambariukas yra... Ir tu eini iki teatro su manų košė visą nežinau. Aš žingsniuoju link teatro su manų košė subiniai. Nesubiniai, triusikose. Ir teatras, yra teatro patalpos, visas tas pastas. Ir dar šalia yra toksai kitas pastatėlis, kuriame mums leido gyventi. Jis yra, reikia per lauką perėti, žinai, iš teatro. Ten tokie geležiniai laiptai į tą kambariuką. Ir aš kaip tik tuo metu turėjau kambariuką, ten permėgdavau, bet ten nėra dušo, ten yra tūlikas tik tai. Toks senas sovietinis tūlikas, kur kriauklė tokio dydžio, žinai. Ir tiek ir užtenka dabar jau tuo metu. Man užtenka bet ko, aš su mineraliniu buteliuku galėjau išsiplauti, žinai. Ir aš einu apsišykęs nuo Laisvės alėjos link to kambario. Ten neilgas atstumas buvo, bet aš ateinu ir lipu tais geležinis laip ir lipdamas jaučiu, kad ta man košė, jinai skverbės link visų pusių, žinai. Ir aš nieko negaliu padaryti. Aš lipu. Ir čia ne pabaiga. Dar ne pabaiga. Ne pabaiga, seniai. Aš traukiu raktus, rakinto kambariuką ir man ateina antra banga. Antroji man... Kažkas vėl viduriuos. Aš nežinau, tas alus man čia pakenkė. Ir man vis tiek, aš galvoju, pistu, taip prisišykęs, tipo, koks man skirtum, ar vis tiek reiks plaut. Ir realiai dar kartą tiesiog savo pasakiau, įleido dar dozę. Dar vieną dozę į triusiką. Prie durų būdamas. Prie durų rakindamas, nes vėl įleido ir neperd nieko. Įeinu aš takam, pirmiausia nusimaunu džinsus ir uostau, nes aš neturiu daugiau džinsų, ar jie nesimirda šūdai, žinai. Čia nežinau, ar suais viskas į tą eterį, bet tikiu suais. Ačiū Dievui, džinsai nesmirdi. Jėga, pasikabinu, išnaudosiu aš dar juos. Triusikus turėjau kupriniai, nes vis tiek gyvenu kelias dienas. Aš tuos triusikus tam tūlikę, kur ten galva, taip daužyti tarp sienų, nėra vietų. Aš su visais tais triusikais surišau į tą dėžę šiukšlių, išmetu ir prie tos kriauklės, kai durniu. Šitaip. Ir pilu tą vandenuką, va taip, įvarau, šitaip. Plaun to šūdus ir esmė tame, kad aš taip nusisukęs, nes kvapas baisus, viskas, ten taip blogai man gėda prieš save patį, aš nusisukęs nuo tos kriauklės, ten plaunu, ten jaučiu, jau ten mažėja. Bet jaučiu, kad šlapsta kojos kažkaip. Atsisuku, tie šūdai per kriauklę bėga, per viršų, nes jinai užsikišo. Jinai užsikišo nuo tų išmatų mano. Seniai, nežinau, kaip dabar reikės toliau žiūrėti. Aš vienam spektaklį, bet šitą papasakosiu irgi, kaip tai atsitiko. Tai, žodžiu, tai gausi taip, kad ta kriauklė iškišus, ką daryti, nes vis tiek reikia praustis, aš su tais dviem pirštais, kaip faršą išskrodžiau. Surijo ten viską, aš kažkaip išsiplovau ir taip toliau, aš apsirengiau, susitvarkiau, nevėlavau repeticiją, nes nevėlavai spėjai turbo greičiu vyko, žinok, ir aš nuvariau į repkę ir man taip buvo gėda, nieks nežino, kad aš apiškau viskas, tai aš tik vienas, bet aš atinu į teatrą ir žiūriu visus ir atrodo, kad visi žino, visi kad aš prisišykęs ir visi mato, visi užuodžia, aš nežinau, man net kvapas likęs ten tas nosį, aš tokia gėda jam ir aš atinu ir ten tuometiniai draugiai sakau, aš neapsišykau. Aš buvau prisišykęs kelnes. Ką čia šnekė, sakau, aš tikrai, aš ką tik šūdus plovau visus. Ir jos klausimas, o tu į tuos mano dovanotus triusikus? Sakau, jo. O tai kur jie yra? Išmečiau. O tu durnas, kam tu išmečiau? Ir aš ką? Aš grįžau po repeticijos į tą tūliką. Ne, aš tau nemeluoju. Aš kažkaip susinepatoginau, kad man padovanojo Calvin Klein triusikus kažkokius. Ir man taip gėda, ir aš pistų pasiėmiau, aš ten išmečiau visas, ten, žinai, jau buvo paketėję normaliai, pastingę. Iškrapščiau, išplovau rankom tos trusikus ir padžiau prieš teatrą ten ant lango. Čia daug kas nežino iš teatralų šitos istorijos, bet gal dabar sužinos, jeigu žiūrėsi. Wow. Tai va, tai tokia mano šūdų istorija ir kažkada aš paskui papasakau vienam režisieriui repeticijų metu ir mes vienam spektaklyje ją panaudojom šitą istoriją. Sako, davai padarom filmą iš šitos istorijos. Ir realiai tam spektaklyje po to monologo man žiūrovai sakydavo ten kiti, blemba, seni, čia ta istorija kokia jokinga, čia atrodo, kad tu iš tikrųjų buvai apsišykęs. Sakau, nesvarbu, nekomentuosiu, įsivaizduoju kaip nori. Tai kas matėt Kandidą, tai jo, ten reali mano istorija. Wow, va čia mano geriausia girdėta šūdų istorija.
Bet ir po to laiko aš belia kaip bijojau užsimanyti šikt. Realiai, aš neturėjau mašinos dar tuo metu, aš važinėjau į Kauną traukiniais ir autobusais ir tu sėdam traukiniai, ramiai ir taip. Jeigu susuka. Jau jaučiu, kad noriu tūliką ir viskas, panikos ataka, vos ne. Ką daryti, kur eit, ką čia reiks daryti, jau ieškai maišiukų, tipo, jeigu kas. Belekai ilgai man tęsis tas kažkoks, tipo, trauma kažkokia, žinai. Sau. Tai va, tai tokia istorija. Wow, aš dar galvojau savo šūdų istoriją pasakoti, bet seniai neįmanoma šitos istorijos pralenkti. Čia yra baisi istorija. Tu savo, bet vainai, kad nėra kompleksų pas tave ir gali pasakoti šitą. Tu ką darysi, nu visi mes žmonės. Visi būna. Nu visko, žinai, tai ką čia dabar slėpsi kažką. Natūralus dalykas, nu aš nežinau, kokia ten cheminė reakcija vyko šiaip tam skrandį, kas ten, bet tai baisu buvo, patikėk. Man buvo, žinai, beveik panašiai, bet ne taip, kur aš vos spėjau, bet aš spėjau, žinai. Bet irgi jau buvo tas momentas, yra buvę taip, kad buvo jau tas momentas, kad aš galvoju, jau tiesiog darysiu čia ir dabar, žinai, jau nebesvarbu, nes jau ten reikėjo bėgti, žinai, kitų liko, bet ačiū Dievui, spėjau, žinai. Tu spėjai, tai čia yra pati geriausia istorija, žinai. Jo, pas tave tai eik. Aš nespėjau ir vieną tiesiog legaliai pats savo įspaudžiau, tai žinai. Bet kad 2 kartus ir dar prie durų būdamas. Bet bais, aš kam nors pasakoju, bet ten kitiems žmonėms sako, eik, tu čia pridedi. Aš realiai dabar ką papasakoju, čia buvo su visom detalėm. Tikrai, bet grinai aš labai gerai atsimenu šitą istoriją, dėl to žinau visus, ypač tą kulną įkišimą į subinę. Eik tu savo, žiūrėk, Arnai, kadangi po šitokios istorijos, ne, aš turiu tau dar vieną užduotį. Pasiruošęs? Davai. Gerai. Jau atsipalaidavau, kaip sakant, viską apie mane žinot. Visi, žinai, prašau susipažinkit, čia yra Arnas. Šiknius. Šikalas. Blemba, žiūrėk, su šikalu, dabar dar tokio žodžio šiaip nežinau, bet žiūrėk, tau dabar užduotis bus, aš tau pasakau žodį, bet tu turi sugalvoti tam žodžiui reikšmę ir įsivaizduok, kad, čia tiesiog sukuri naują žodį. Dabar tiesiog... Aš išgirsiu naujai sukurtą žodį, ar kaip? Tiesiog pasakysiu žodį kažkokį tai, žodį, ne? Kuris neturi jokios reikšmės. Aš paaiškinu, ką tai reiškia. O tu turi apsimest, kad tu, žinai, sukūrei, sakykim, tą žodį ir paaiškink, ką tai reiškia. Gerai. Apsimest, man paaiškink, žinai, ir žiūrovam. Tai žodžiu, pirmas žodis yra žioglis. Žioglis, tai čia yra žiogų gaudimo sistema. Mes naudojam kaime ją, tokia nedidukė, kai svirplia žiogai, ar svirplėga, svirplia žiogai, gal nesvirplia, aš nežinau šito dalyko, bet jie leidžia kažkokius garsus ir žioglą mes būtinai pasistatom kažkoj toj vietoj, kur yra aplink žiogų, jis užsifiksuojam tokių mažų rankenėlių metalinių ir kai žiogas pajaučia, kad tas metalas yra šalia, ten viduje yra museliokų visokių, jis atbėga ir žioglas iškart prispaudžia žiogai, bet nenužudo, dėl to mes galim gyvus pagauti. Žioglis, taip. Žioglis, naudojamas gaudyti gyvus žiogus, nenužudant jų. Tai kažkoks daiktas, kurį pardavinėja, tai ne? Jo, mes pardavinėjame atspasų žioglį. Taip, o jums gal rėmimo kažkokio tai reikia? Ar jūs jau čia įsisukę Lietuvoje esate? Mes normaliai įsisukę, žinok, dabar žioglių mes pripadovanoję esam daug ir prekyboje paleidę, dabar su nuolaidos kodu galite pigiau įsigyti. O koks kodas? Žiogličiukai 2. Čia, nes mes 2 metai jau esam, tai dėl to žiogličiukai 2. O kaip įkūrėt žioglį? Mes įkūrėm labai prastai, mano draugas iš kaimo sako, žiūrėk, aš turiu žiogų fermą, kažkaip noriu ją papildyti, daugiau žiogų turėti, tai mes sugalvojom tą aparatą, kaip prigaudyti jų daugiau, kad galėtumėm išplėsti šitą fermą, siūsti paskui į Kiniją, kad valgytų juos ir taip Korėją tenai dar pardavinėjom šiek tiek. Tai va, viskas nuo fermos prasidėjo ir mes dviese, 2 metai jau, tai dėl to žiogličiukai 2. Supratau. Žioglys. Taip. Toliau, kitas žodis. Chlorotipas. Chlorotipas tai yra kaip, pasakysiu paprastai, chlorotipas tai yra tokios spalvos antspaudas, nes čia nuo color žodžio kilę, tai bet sulietuvintas chlorotipas ir mes norėdami išsiaiškinti, kokia yra tiksliai spalva, ten tarkim baldo ar dar kažkokios medžiagos, kur mes negalim rasti pagal kodą, mes turim tokią chlorotipo plokštelę, kurią uždedam ant to daikto, kuris turi kažkokią tai spalvą ir šone tokiam ekraniukį parodo tos spalvos
spalvos kodą ir mes tada galime labai lengvai žinoti, kokius baldus, tarkim, pritaikyti interjerę, kad dėrėtų, tarkim, sienos spalva su baldais ar ne. Tai dedam chlorotipą ir jisai viską parodo, koks tai yra kodas. O čia kažkokia plokštelė, sakai? Jo, nedidelė plokštelė. Aha. Lanksti ir šonai yra toksai su batarejka tokia dedasi metalinė, žinai, ta viena kapsulytė. Ir ten rodo, būtent iš karto užsidega kodukas tos spalvos. Ok, labai fainas dalykas. Jo, čia irgi mes su draugeliu irgi kūrė esame, bet jau jinai bankrutaus, tai nelabai dabar dirbam. Jau viskas, ne? Šiaip realiai, kaip būtų gerai tokį daiktą turėti. Jau aš pats dabar pagalvojau, čia geras. Tu pradėjai pasakoti ir aš toks, eik tu savo, tokio daikto labai reikėtų rinkai. Toliau, kitas žodis. Palberatorius. Palberatorius tai yra skirtas poliruoti plikę aparatas, čia kirpėjai dažniausiai naudoja, tai jo, čia į kirpėjus reikėtų labiau kreiptis, nes aš žinau, kad daug žmonių naudoja ir Vidas Bareikis, ir su Valinsku mes kažkiek bendravę esam, tai jie naudoja tą poliruoti plikę. Kad jinai blizgėtų, kad gražiai atrodo, toks irgi palberatorius. Jo, palberatorius. Jisai poliruoja kaip tik labai efektyviu būdu, be jokios chemijos, viskas natūralu ir blizga apie 2 savaitės. Jis realiai ir neauga plaukai, nupoliruoja taip, kad net nebeauga plaukai 2 savaitės iš vis, nes išrauna visas šakneles plaukų, kol jos atsistato, ten praeina. Čia kaip mašinėlė ar kas čia toks? Ten yra toksai dedasi kaip kapišonas, ne? Toks plasmasinis kapišonas padarytas pagal kiekvieno žmogaus, gal ten gali su tokiais, pakoreguoti truputėlį, jis užsideda, įsijungi rozetę, garsas nelabai malonus, bet jo, jisai poliruoja kokias 20 minučių tą plikę. Ja. Ir po to blizga, ne? O kaip tau kilo, pavyzdžiui, šitą idėją sukurti tokį daiktą, kaip pas tave yra plaukai? Matai, labai paprastai. Kažkada pas mane kaime buvo tokie vietiniai bomžiukai. Jie kaip tik kažkaip, norėdami išvengti galbūt ar ten blakių, ar šitų kaip tų utelių, jie nusiskuto galvas. Ir vaikščiodami jie, aš mačiau, tas galvas jos labai yra, purvinos būdavo. Ar jie išsivoliodavo kažkur, ar kažkas. Nes dar kas yra gerai, po poliravimo tau atmeta visas dulkes. Žinai, kaip būna? Tiesiog kaip į langus, kai vanduo lyja, irgi, žinai, išsivalo, net nereikia valytuvų, tai čia taip pat. Visiškai, čia kaip yra ananties piltų mane, vandenys nubėga. Tai dėl to mes kaime atidarėm tokią kirpiklėlę, jau su kitu draugu ir poliravom, bet plikės tiems vargščiukams nemokamai. Ir labai gražu būdavo, nes jiems blizgėdavo ir patogu ir atmuždavo. Kiek, pavyzdžiui, spindulių matosi tas blizgėjimas? Tas blizgėjimas maždaug 0,5 kilometro spindulių matosi ryškiai. Ryškiai dar? Žinai, kai tu važiuoji su mašina, ir saulės spindulys ten kažkur atsimuša ir tau apakina tave. Tai vat kažkur toksai. Tai jie realiai būdavo ryškiausi jūsų kaimelėje, ne? Jo, vaikščiodavo jau iškėlę galas, nes labai jau jiem blizgėdavo viskas. Ir, ypač saulėtą dieną tai būdavo fantastika. Vaizdas tobulas. Ok, labai, labai fainai. Wow. Nuostabu, Arnai, wow. Gerai, aš suprantu. Kam reikės įsigyti, galit man kreiptis, rašykit Instagram. Palauk, aš neturiu followerių Instagram. Palberatoriui ar kam čia? Ne, savo. Aš noriu gauti followerių. Aš žinai, dėl ko neturiu followerių, nes net nekuriu jokio kontento. Dėl to ir neturiu. Bet žiūrėkit, hebra, jeigu jūs pafollowinat mane, čia užsidegs kažkur mano Instagramą, ar galiu naudoti šito dalyko? Mes ir aprašymę įdėsim, bet gerai. Aprašymė bus, aprašymė. Gerai, aprašymė rasit mano Instagramo profilį. Ir jeigu aš, nes dabar yra, kiek ten followerių? 7 gal, ar 6 tūkstančiai. 10 surinku, aš kuriu kontentą, aфиgeną kontentą. Ir padaro palberatorių. Su Improvudų komanda, su viskuo. Ir Improvudą dar pafollowinam. Ir pamatyk, plumberatorių padarysim viską. Taip ištariau, plumberatorius. Palberatorius, aš neatsimenu. Plumberatorius. Jo, pasiekit, Arna, nuostabus, talentingas aktorius. Pradėsim kurti kontentą, tikrai. Jo, ir galbūt dažniau ateis dar ir pas mane nusifilmuot. Žiūrėk, aš matau, kad mes jau ir laikas labai mus spaudžia, bet dar paskutinę užduotėlę. Užduotėlę, gerai, važiuojam. Nežinau, nebent tu nebenori. Man patiko, žinok. Man, žinok, labai patinka, žiūriu kaip kokį spektaklį irgi. Cool, važiuojam. Taip, dabar bus tavo kita užduotėlė. Reikėtų suvaidinti paprastą kasdienę situaciją, bet irgi su skirtingais žanrais. Tai situacija įsivaizduok tokia, kad aš paskambinu tau į duris. Tiesiog tu esi namie ir aš paskambinu tau į duris.
tu nežinai, nei dėl ko aš tau paskambinu, nei ką, bet suvaidink visą šitą. Taip. Veiksmo filmo žanrų. Veiksmo filmas ir palauk, aš sėdžiu. Tu esi kambarį, tu dabar susigalvok irgi, improvizuok, tu esi kambarį, gali sugalvoti, ką tu veiki ir taip toliau, bet aš tau paskambinu į duris, bet tu nežinai kodėl. Nu, tipo, nežinau, gali ir su manim bendrauti, aš... Bet mano užduotis tiesiog sureaguoti tą skambutį. Taip, tu gali, žinai, ir vaidinti. Veiksmo pabaiga, aš atidarau duris. Ar leidžiu tave? Ok, veiksmo pabaiga atidarai duris. Iki atidarimo duris. Atidarai duris, aš nieko nebendrauju, aš tiesiog būnu. Jo, sugalvok, bet veiksmo filmas. Filmas? Jo, bet tau paskambino aš į duris. Gerai, tai dar neskambink, nes aš sėdžiu ir valausi savo shotgun. Nu ką, šunsnukiai. Šiandien ištaškysiu pusę Kauno. Užpypinkit Kauną, nes paskui galvos, kad aš visiems čia grasinu. Kur mano dar viena puška? Jeigu kas nors dabar pasibelsų man į duris, pasigailėtų. Tuk. Ateik čia, mažas kalės vaikė. Tu atidarysi tau duris. Išlupau spyną, užeik. Nesusilaikiau. Ok. Labai geras. Dabar būtų toliau romantinė komedija. Sveiki. Romantinė komedija. Labas, brangioji. Kaip laikai šiandien? Ar norėtum, kad aš save pagutenčiau šiandien pribėgęs, ką? Ką veikiu, nieko, sėdžiu ir galvoju apie tave. Prieš tave pasistatęs esu tavo nuotrauką ir tau plaukų gumytės mėtosi aplink mane, todėl man labai kelia ypatingus jausmus, norėčiau tave paniurkyti. Ant irgi mane, wow, gal galim pratęsti šitą pokalbį po patalais. Ką? Ne, laukiu dabar, jo. Ne, nieko, nieks nesibeldžia, nieks neteis, tai aš tikiuosi, viskas bus gerai. Ja. Mažutė, čia tu? Ne tu? O gal norėtum 3? Aš toj pažiūrėsiu, kas atėjo. Kas ten? Antanas. Mažutė, tai Antanas, kaimynas iš 3 laiptinės. Tau esi gražus? Man irgi. O gal pajokaukim visi kartu susitikę, ką? Gerai, laukiu ir tavęs. Lauk, ateik. Antaniukai, užeik, aš tuoj būsiu ready. Tačiau ne komedija. Čia tiesiog romantinis porno filmas. Jo, kažkaip labai į N18 nuėjom filmus. Jo, teisingai. Šiaip dar turiu užsirašęs siaubo žanrą. Siaubo žanrą. Nu gerai, palauk, pabandom. Jeigu nebus įdomu, iškirpsi. Padėk man viešpatie Dieve, mane persekioja įvairūs monstrai. Čia uždėkite efektą, kad eina visokie juodi dalykai. Tuk. Kas ten? O ne, čia ne aš. Taip, čia tu. Ne, kas čia mane antras žmogus. Taip, atidaryk jam. Ne, palik mane, palik. Ne, aš tavęs nepaliksiu, aš tave pasmauksiu. Aš turiu atidaryti duris. Ne, tu neatidarysi. Ne, bet tu pats sakai atidaryti. Gerai, eik atidaryk. Einu. Wow. Bliam, Vardai, ačiū tau. Tai buvo nerealu ir bliam, tai yra...
Nežinau, tai yra viena įdomiausių laidų, ką aš galėjau šiandien, ką mes galėjom nufilmuoti. Ačiū tau labai. Čia buvo improvizacijos, aš sakyčiau, meistras, karalius Arnas ir būtinai pasiekit Instagramas, kaip ir Arnas sakė, yra aprašyme ir aš ten įdėsiu, tai pasižiūrėkit, ką jis kuria, ateikit į jo spektaklius, į improvudą. Tikrai žmonės, kurie išmano savo darbą, amatą ir puikiai tai daro. Ačiū tau dar kartelį. Ačiū už kvietimą ir ačiū visiems, kas žiūrėjo, tai linkėjimai visiems ir ateikite į teatrą. Taip, ir čia buvo laida Be kaukių, aš Antanas, Arnas ir mes jums sakom iki, chebra. Čiau.